Susiruošiam, pasipuošiam, visi gražus. Aš su mano mamos kaip neklesa. Ką? Cepa. Emilija su mano cepa. Juliau. Julius. Galiai džinsus. Ne, tai jisai su naujų treningų. Aš daikščiu bowlį. Ir važiuojam žaist bowling. Beveik jo. Kas buvome? Privalgiai? Laimėjau kažką kitą. Daug lego. Šitą ir gali daug kaip Spaudžiat. Ir tada šitą ant raktų, bet aš ant mano paneginę uždėsiu. Okei. Ką čia darom? Didelis parkas. Ieškom viewpoint. Kur yra viewpoint? Ten. Juliau, pasiimk sesės kapišoną. Dabar gerai? Nebelyja ant galvos? Neik ten, liuliukai gal. Mūsų tokia vasara. Užsidėjau suknelę, pasidažiau, plaukus įsitiesinau. Va. Bet šiaip nėra nieko brangiau negu laikas su šeima. Kad ir oras ne kažką išdžiūsi. Labą dieną. Šiandieną pradedam nuo siuntinių išpakavimo. Biškai gal per daug prisisakiau, bet atsimenu, ką užsisakiau, bet vis tiek manau, kai atidarinėsiu, būsiu surprise. Čia arba AliExpressas, arba Šeinas. Iš kur? Iš Šeino. Pirmą turim suknelę. Aš kažkaip labai viskas pink. Čia turbūt įtakojo Barbės filmas, nors mes jo dar net nežiūrėjom. Vasarinė suknelė. Reikia ją išlyginti. Koinės. 5 poros tokių. Jo, čia jau Barbės filmas mane įtakojo. Plastik, su širdutėm ir su braškėm. Man su braškėm atrodo, kad ant manęs Nori? tilptum. Pasimato. Mam, tilpa. Geros? Jo. Tai gal man net mažos bus. Labai, nežinau, bet. Giliau. Va maikė ir šortai. Tada turim gumyčių indelį. Mam, aš galvoju, kad ten buvo kaip... Tokios va. Mam, Labai gerai bus Emilijai surišt plaukų. Nu? aš galvoju, kad tas buvo kaip... Žinai, tos blackface maskų, kur tau reikia kaip kremas, tau Užtepti, ne? Jo. Aš galvoju, kad tas buvo. Ne, čia guminės. Ir tada paėmiau vaikam. 2 piešimo kaip ir planšetinės, tiesiog gal su tušinuku ant jų piešia, paspaudžia mygtuką ir viskas išsitrina. Mano draugė turi to. Turiu? Maja. Mašinai bus labai gerai, nes
Nereikės jokių tušinukų, nereikės jokių pieštukų, tiesiog tokia lentelė su tušinuku. Ir tada ištrinti. Ir yra čia užrakinimo toks mygtukas. Tai jeigu užrakini, tada, man atrodo, neina ištrinti. Jo. Tada neįsitrina. Ką gavom iš Sheino ir ką tik gavau žinutę, kad turėtų iš AliExpresso dar šiandien siuntinys ateiti. Iš AliExpresso laukiu visokių nagų dalykėlių ir daugiau nebeatsimenu, ką užsakiau. I help you. Man padėsi? Yeah. Gavom dar 2 siuntinius, vienas iš AliExpresso, o kitas iš H&M. Atsisės. Gerai, atsisės, prašau. Gerai, tu atidaryk. O aš atidarysiu šitą, aš jau girdžiu ir jau žinau, kas čia yra. Čia yra Emilijai, nes jinai dabar labai jos kaip ir naujas hobis daryti apyrankės. Ateik, biški greitai, ateik. Jo, ateik. Užsimerk, Emilija. Išties kankytės. Užsimerk, būk užsimerkus, gerai? Esi užsimerkus, aš tau padėsiu kažką, dabar atsimerk. Ačiū. 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 Tu tokių mažų manėjai? Geri? Ir aš pradėt trauką. Tik dar dabar nesidaryk, nes visur jie išbėgs, gerai? Bet gali va, nunešk. Parodai. O čia... Tuchlė! Striukę pasimatuojam? Jo. Juliui rūbų paėmiau. Ir su mūsų tokiom vasarom, tai jisai šitą vakarais galės nešio. Bet šiaip rudeniui labai fainai bus, kai eisim pasivaikščiot, palabiškė. Tuoj daug pakelk. O, tuoj. Ir ausytės yra, pasižiūrėk, kaip gražiai atrodai. Gražiai? Jo. Norėt mergaitėm parodyt? Emi, žiūrėk. Emilijos draugės yra atėjusios, sėdi pas mus ant laiptelio, tai jis jom rodo. Maikės irgi 3-4 gal biškį didokas, bet man patinka ant jo, jis toks labai kūdas pas mane Julius yra, tai tokie laisvesni rūbai gražiai. Nekreipkite. Pasuksiu kamerą taip, nes ten mano rūbai turiu belė kokią didelį kalną rūbų susilankstyti. Užsakiau Juliui dar, buvau užsakius 2 poras kelnių, tai ne. Žodžiu, vienoj poroj buvo 3 kelnės, o kitoj poroj buvo 2 kelnės. Tai tą atšaukė ir dar užsakiau 3 megztinius, tai ir juos atšaukė, nes jie yra out of stock. Maikės po to tokia, mėlyna. Jo, ir tada man šita labai graži. Taip, čia tau rūbai nuimsim striukę, kad neįsimurzintum dabar, ne? Nes dabar šilta laukia, tai šiandien su šortais, o rytoj turbūt striukę dėsimės, nes bus šalta. Na? Šitą dėsies. Čia toks setukas kelnes. Kaip tau kelnes? Palabiškė? Palauk, atsistok, aš noriu pamatoti tau kelnes. Pažiūrim. Iš tikrųjų bus gerai. Ir tada toks megztukas prie kelnių. Reikia upėdė. Nereikia dabar. Ir žiūrėk, dar vienas toks. Čia irgi kelnes. Šitas storesnis, šitas toks plonesnis ir nėra labai pašildinimo, o čia labai švelnus. Tokios kelnes, jos dar didesnės atrodo. Kelių čia metų, 3-4 irgi. Kaip iš tikrųjų skyrėsi dydžiai. Šitas Juliui iki pakų. Nu, šitą ant žiemos galėsi nešiot. Ir tada toks Mickey Mouse megztukas gražus. Reikia upėdė. Ne, nereikia dabar nuimti. Dabar sulankstysim ir įdėsim pas tave į spintą, gerai? Dabar padėsim rūbus į spintą. Užsakiau dar ir iš Vintedo, jam atėjo vakar ar užvakar
įdėjau viską plaut. Tai kelnių, maikių bus po kiemą lakstyt, tampyt. Labai greitai išaugo savo rūbus ir realiai nieko nebeturėjau. Šiaip buvau iki 2 metų, aš jam turėjau belekiek rūbų, jau vos ne nuo gimimo jis turėjo iki 2 metų rūbų ir apstojau pirkt ir dabar labai greitai jis jos išaugo ir labai staigiai. Prireikė rūbų. Dar reikėtų porą kokių gražesnių kelnių užsakyti ir viskas. Gal dar kokį megztuką. Tik neradau jam gražių megztukų, kad būtų su užtrauktuku, kad galėtų užsimest. Nes pas mus toks oras durnas, kad 1 minutę labai šalta, kitą labai šilta. Gavau dar vieną siuntinį. Man atrodo, šis vlogas bus tiesiog atidarom su manim siuntinius. Vakar prisitepiau aliejaus. Aliejaus irgi užsisakiau iš TikTok shopo. Labai daug mačiau ir gerų rekomendacijų, ir aišku reklamų, kurios reklamuoja, bet labai daug merginų ir buvo, kurios realiai nieko nepardavinėja, ta prasme nebuvo uždėta linko, kuriuom jis labai padėjo, tai yra rosemary oil. Tai vakar prisitepiau, šiandien galvoju, šiandien turiu eiti į sporto salę. Tai galvoju gal susirišt kuodą ir po sporto salės išsiplaut galvą, nes atrodo labai revaluota, bet jeigu gražiai gal susiriščiau, gal nieks nepastebėtų. Bet labai aliuota ir labai skaniai kvepia tas aliejus. Taigi, gavom siuntinį iš Tymų. Dabar galim kartu atidaryti ir pasižiūrėti, ką aš užsisakiau. Prisileidai į jį savo kvepalų ir tada gali į rankinuką įsidėti. Manau, labai geras dalykas bus, jeigu bet kur eini realiai į rankinuką tokį mažą, nereikia kvepalų didelio pakelio įsimest. Tada nusipirkau tokį. Mano darbinis yra sulūžęs ir šiaip aš iš AliExpreso savo pirkau acetonui, bet aš galvojau gal dar vieną užsisakysiu iš AliExpreso, o šitą pasiliksiu makiažo miceleriniui vandeniui. Šitais mane užinfluencino labai daug merginų. Tai yra stikliniai šiaudeliai. Tik aš turbūt aš bijosiu jais naudotis, bet... Ką? Kur? Šitas? 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 Čia ne mašina, čia šiaudeliam valyti ir atėjo 2 tokie. Šiaudeliams vadyti. Kiek čia šiaudelių? 4 šiaudeliai. Nelabai žinau, kur aš juos laikysiu, kad man vaikai jų nenaudotų. Gražiai atrodys ir manau bus patogu gerti, bet aš čia. Čia irgi stiklinis šiaudelis įdėtas. Kas čia? Puodelis. Stiklinis. Šiaip čia turėjo būti stiklinė. Gerai, kad tarp popieriaus pridėta. Jinai visa sudūžus. Šiaip turėjo būti toks stiklinis puodelis su šiaudeliu ir tokiu va ant viršaus, kad užsidėtų. O jis man atėjo visas sudužęs. Šitą įdedam atgal. Ir rašysim, kad grąžintų pinigus. Dabar man įdomu, kaip sekasi susigrąžinti pinigus iš Tymų. Eisim... Au. Blin, smailusiusi. Eisim iš kriauklės rinkti plaukus. Užsisakiau tokias formelės. Tai turim gėlytę, apvalę, žvaigždutę ir širdutę. Šiaip manau, šitie bus gerai blynam kept. Vaikams blynus kai kepsiu, bet šiaip jie yra skirti kiaušiniui. Tokie lankeliai. Šiaip aš turbūt vieną pasiliksiu ir Emilijai 2 duosiu. Jie labai gerai bus, kai makiažą norėsiu darytis, nes labai gerai plaukus sulaiko atgal. Aha, tik nusijim dabar problemų bus. Nu va. Šiaip tokių niekur nenešiočiau, nes
Mano kakta neišmažiausių, tai kiek aš daug kojinių prisisakiau ir iš Sheino, ir iš Sheino daugiausiai. Kokybė ne kažką ir paveiksliukas nelabai. Tada turim tokių trumpesnių kojinyčių, šitų gal kokybė biški geresnė. Jos biški storesnės. Ir paskutinis dalykas yra tapkės. Tokias tapkės čiapo. Man kaip patinka tas gumos kvapas. Toks netikras kailiukas. Tik reikia pasimatuoti, ar man tiks. Tinka ir telpa mano koja. Koks čia dydis? Užsisakiau kem 2, kem 3 dydį. Tai man kaip tik, mano šiaip yra 41. Jeigu užsisakinėjau, dažniausiai pastebėjau, kad kiniečių batų šiaip bijau užsisakinėti, bet tapkės yra mažintos. Net jeigu ir parašyta, kad europietiškas 41, man dažniausiai būna per mažos. Tai čia užsisakiau kem 2, kem 3 ir man tapkės kaip tik. Paštininkas atvažiavo, sako, ar tu baigsi siuntinius užsisakinėti? Sako, kiekvieną dieną aš važiuoju į tavo namus. Sakau, einu dabar dar užsisakysiu. Bet labai failas mūsų paštininkas. Šiaip neatsimenu jo vardą, bet žinau, kad prieš metus buvo kažkur atostogų, kur labai šilta. Ir dabar prieš 2 savaitės grįžo iš Graikijos. Bet vardo jo neatsimenu. Jis mano tai tikrai žino. Praėjo gal valandą, gal mažiau ir mano paštininkė vėl ta pati atėjo su dar siuntinių. Taigi čia irgi iš TikTok shopo. Blakstienos. Čia tada Seal, Last Step Toothbrush, Seal, Bond ir Seal, toks pincetas. Šepetukas prasišuko blakstienas. Taigi, nežinau, gal net dabar eičiau į dušą, įsiplausiu galvą ir pabandysiu užsidėti blakstienas. Nežinau, ar jums rodžiau, bet prieš... Kada aš jau užsisakiau? Du šepetų preso užsisakiau telefonui tripodą. Pasistatyti telefoną, kad galėčiau filmuoti. Ir jis atėjo, man pasirodė, kad geros kokybės, bet tiesiog nenulaiko mano telefono, jeigu, nebent labai žemai, jeigu aš jį iškeliu aukščiau, tai tiesiog viskas nukrenta. Taigi, užsisakiau iš eBayaus tokį. Ir šitas, manau, nuo šito tai tikrai nenukris telefonas, nes jis yra 3 kojų ir jis yra stiprus. Stabiliai atrodo, kad stovi. Bet reikia dabar paieškoti, kur yra mano toks dalykas, kad telefoną galėčiau prisijungti. Radau, jau norėjau išmest dėžę ir radau šitą dalykėlį, kur telefoną įsistatyti.